ryt. Sveiki. Senai matyti vėl. Taigi taip pat. Jau išsikrausčiau į sostinę. Pradėjau dirbti savo mėgstamą darbą, kurios svajojau, norėjau ir siekiau nuo pat mokyklos laikų. Jei, už tai ir išgerkime. Ką tik praėjo pirmoji savaitė darbo ir kol kas esu patenkintas, patinka. Darbovietė labai netoli, tad galiu nueiti pėsčiom. Labai smagus ir draugiškas kolektyvas, dėl ko ir dirbti savaime aišku smagiau ir labai greit prabėga diena. Ir ši pirmoji savaitė taip greit prabėgo. Kol kas jaučiuos lyg čia buvęs kažkodėl. Kažkaip lyg į pažįstamą vietą. Darbovietė toks pat jausmas irgi, praktiškai ateini kaip į antrus namus. Jei, studija / ofisas, jaukus labai, šiltas. O nesukau vlogų ir buvau dingęs vėl jau kuriam gan ilgam laikui. Dėl to, nes baigęs Klaipėdoj tos savo neįteminius mokslus, labai užsisidėjau ir užsikimarinau namie. O užsisidėjimas kaip visada nieko gero nežada. Retai besusitikau su draugais, praktiškai visą savaitę namie. Savaitgaliais ir tai dar ne visada kartais susitinki kokį draugą. Arba kas nors išvažiavęs dirbti, kas nors dar kur nors mokosi ir panašiai. Buvau pradėjęs ir depresuot, buvau labai pasyvus. Kasdieninė rutina: atsikeli, pavalgai, pasėdi prie kompo, ką nors padirbi, pašiki, eini miegot. Nieko gero. Kadangi ilgai nieko nefilmavau ir kol turiu su savim kamerą, nes jie ne mano, o tėvų, tai gal pasuksiu kokių nesąmonių savaitgaliais, nes darbo dienomis grįžęs iš darbo mažiausiai ką nors noriu daryti ar veikti, tik išsidrėbti į sofą, atsigert alaus. O kai nebeturėsiu kameros, tai arba vėl pradingsiu, arba teks filmuoti su telefonu, arba su webkamera, arba su kokia nors petelne. O kol kas toks trumpas vlogas, trumpai apie tai, kaip aš dabar laikausi ir kaip prieš tai laikiausi ir panašiai. Bei priedas pirmosios darbo dienos video. Apsilaisčiau. Tai va. Labas rytas, senai matyti. Ir čia pirmoji mano darbo diena. Nu dar neprasidėjo, bet tuoj bus. Šiek tiek nervinus, bet nors iš tikrųjų nelabai yra dėl ko. Nervinus gal dėl to, nes laukia atrodo šalta. Taigi žingsniuoju link darbų. Daug nefilmuosiu, daug nešnekėsiu, nes šala ranka. Kadangi žiema susiraimavo. Anyway. Samieši. Tikse. Vėl samieši. Suspicious. Boring. Ten buvo parašyta Pačiupk LT. Antras dublis.
Beje, turim kelis įdomius projektėlius. Vienas TV serialas, bet nežinau, ar lietuviškose kanaluose jį rodys. Ir dar keli, apie kuriuos tikriausiai nelabai galiu išnekėti, nes pasirašiau konfidencialumo sutartį. Žodžiu, tai tiek šį kartą. Mano sieninis laikrodis jau rodo, kad jau laikas baigti šitą video blogą. Tai va turbūt iki kito karto, kuris turėtų būti savaitgalį turbūt ateinantį kitą, kuriame galbūt papasakosiu plačiau apie viską, kaip man sekasi, lyg čia būtų kam įdomu. Arba tiesiog pašnekėsiu apie ką nors neįdomaus. Tai va, žodžiu, iki greito!